AI naudoja fanout metodą, apie fanout metodą irgi kiekvienas specialistas, SEO specialistas turi žinoti, apie tai padarysiu sekantį video. Naudoja fanout metodą, suranda informaciją ir sugeneruoja atsakymą. Tai jeigu pažiūrėti į tokią schemą, tai yra internete informacija, svetainės, straipsniai, naujienos, kažkokios instrukcijos, forumai ir panašiai. Kaip veikia, yra siunčiama užklausa, sakykime, jeigu mes naudojam Google, tai čia gali būti vietoj Google ChatGPT, nes Google naudoja, jeigu mes Google ieškom, tai jis naudoja savo paieškos sistemą. Yra siunčiama paieška į Google, vyksta atranka ir filtravimas rezultatų ir paskutinis žingsnis yra sugeneruojamas LLM'as, bando suprasti visą tą informaciją ir tada sugeneruoja trečias žingsnis, kaip mes ir žinom, nes veikia taip pat panašiai Gemini, ChatGPT, sugeneruojamas atsakymas ir kuris yra rodomas vartotojui.